Pagrindiniai vaikų sveikos gyvensenos įpročiai. Tai didžiausia įtaka vaikų gyvensenos įpročiams formuoja tėvai. Tad labai svarbu vaikams gauti teigiamą tėvų palaikymą, paskatinimą ir pavyzdį. Labai svarbu, kad vaikas nepraleidinėtų jokių valgių. Turėtų maistingus pusryčius, pietus, vakarienę. Ir turėtų visada lengvai pasiekiamus užkandžius, tokie kaip vaisiai, daržovės ar natūralus jogurtas. Labai svarbu, kad vaikų mitybos racione būtų kuo mažiau perdirbto rafinuoto maisto, greitųjų angliavandenių. Reikėtų užtikrinti, kad šalia visų valgių būtų didžioji dalis daržovių, kurios turėtų būti kuo mažiau apdorotos ir turėtų būti vaivorykštės spalvų. Atminkite, jeigu maisto bus namuose, tas pats galioja tiek saldumynui, tiek obuoliui. Reikėtų užtikrinti, kad vaikai kasdieną skirtų 60 minučių fiziniui krūviui. Jisai galėtų būti vidutinio ar intensyvaus sunkumo. Skatinkite, kad fizinius pratimus vaikai atliktų ir kasdienėse veiklose. Tarkime, liptų laiptais, važiuotų dviračiu ar eitų pėsčiomis į mokyklą. Augančiam organizmui labai svarbu užtikrinti kokybišką miegą. 6-12 metų vaikai turėtų miegoti 12-13 valandų. 13 metų ir 18 metų vaikai turėtų miegoti 8-10 valandų. Reikėtų mokyti vaikus atpažinti stresą ir kad jie turėtų įrankių, kaip su tuo stresu tvarkytis. Pagrindinė vaikų gyvensenos formulė turėtų atrodyti taip. Per dieną 5 vaisių porcijos, šalia kiekvieno valgio įvairių spalvų daržovės, plus mažiau negu 2 valandos ekranų žiūrėjimo, plus daugiau negu 1 valanda intensyvaus ar vidutinio intensyvumo fizinio krūvio, plus 0 saldintų gėrimų, lygu vaiko sveika gyvensena, gera energija, gera nuotaika ir geri rezultatai mokykloje.